Pasaulyje pasirodo keli tūkstančiai klausimų kas metus. Tai yra labai didelis skaičius. Skaičiai. Dar įpilt ar toliau kalbėsi? Jo, įpilt dar. Tiesiog, aš buvau geriausias. Aš sugebėdavau atsakyti į bet kurį klausimą pasaulyje. Kas nutiko? Pasaulyje nebėra nei vieno klausimo, kurį neatsakiau. Kiek sveria begemotas? Apie 1,5 tonos. Oho, toks jausmas, kad visos pasaulio paslaptys jau išaiškintas. Manęs. Kaip prasidėjo Covidas? Kinijos mokslininkai tyrinėjo viruso efektus ir kaip juos prislopino laboratorijoje, bet dėja vienas iš mokslininkų užsikrėtė šio išvystytų virusų ir pasidalino Wuhan turguje. Nors daugelis tam paprieštarautų, bet tai yra tiesa. Matai, gyvenime... Kokia gyvenimo prasmė? Labai paprastas klausimas iš tiesų. Ei, nustok manęs klausinėti šitų klausimų. Aš atėjau palydėti, o ne kahutą žaist. Dėl dievo meilės, tu koks grinčas, kuris gadina kalėdas. Jo, ir tada kai paspaudė ant teksto, tada paspaudė dešinį klavišą ir tada spaudė copy. Ne, copy. Copy, sakau. C-O-P. Jau to mišku žiūri tuščia. Prakirsta medžių visur. O ten guli rastų. Pilna medžia rastų. Tiesiog gulinčių. O dabar va, esi pasirinkęs ir matai, copy rašo. Rašo copy. Ir vieną namo prasinešiau. Didžiausia, kaipgi kitaip. Atrastas buvo. Copy. Nu copy. Rastas, va toks rastas. Copy. Rastas. Copy. Rastas. Copy rastas. Grinčas. Ir copy rastas. Ką, bl... metai, rugsėjo 11. 15-osios 9-11 metinės, bet tuo pačiu tai diena, kada Tomsas įkelia video pavadinimu The Dab, kuriame jis pašiepiančiai reaguoja į tuo metu išpopuliarėjusi šokio judesį The Dab. Per daug naudojimas. Šis video Tomso kanalui pritraukė daug dėmesio. Prenumeratoriai, peržiūros, laikai. Tačiau kartu su sėkme ateina ir nesėkmė. Kitame Lietuvos pakraštyje jaunas berniukas vardu Master YouTube TV pamatęs Tomso video supyko. Berniukas įsijungė kamerą ir pradėjo daryti lygiai tą patį, ką ir Tomsas – reaguoti. Tau nepatinka The Dabas? Jeigu mano varui patinka, reiškia visiems patinka. Pasaka sena kaip pats Tomso kanalas, tačiau kaip šis video pasižymėjo svarbumu? Tai buvo dėl 2 žodžių. Biggest Grinch. Copy rastas. Mažasis youtuberis Tomsą įvardino šiais 2 titulais – Grinčas ir copy rastas. Tačiau ką visa tai reiškia? Ar tai tiesiog vaiko išgalvoti bereikšmiai žodžiai, o gal po viskuo slypi gilesnė, tamsesnė paslaptis? Valandų valandas, dienų dienas, savaičių savaitės, mėnesių mėnesius žiūrėjau tą video be perstojo. Iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Tačiau nieko nesugebėjau išgauti. Toks jausmas, kad jo žodžiai buvo užšifruoti kaip koks nors slaptas kodas. Kodas. Visa tai yra kodas. Kodai, arba kitaip užslėptos reikšmės, yra dažnas atvejis prozoje, vyraujantis tarp patyrusių rašytojų. Tačiau negaliu nuvertinti šio vaikio proto. Ne dabar. Bet deja, mano kelyje buvo atsiradusi kliūtis. O pagal kelių eismo taisyklės, pastebėjus kliūtį kelyje, reikia ją pašalinti. Tomso video sumontuotas taip, kad nesigirdi pagrindinio video garso. Todėl kol kas galiu tik spėlioti, į ką vaikis kreipėsi savo remarkomis. Man reikėjo patobulintos video versijos. Dabar. Todėl kreipiausi į mano gerą pažįstamą, kad šis sumontuotų man naują šio video versiją. Mano geras pažįstame, sumontuok man naują šio video versiją. Kiek laiko tu neišėjai iš šio kambario? Daug.
Aš žinojau, kad tai užtruks, todėl peršokau šiek tiek į ateitį. Po kiek laiko aš turėjau pilną video su originalo audio takeliu, todėl pradėjau nagrinėti, kas buvo pasakyta po ko. Čia iš tikrųjų yra iš mano vieno Facebook'o draugų. Tai kodėl tu ant jų grinčini? Termino grinčas arba grinčinė hipotezė yra paprasta, tačiau dvipusė. Masteris YouTuberis TV galimai turėjo omeny A. Cringe, tačiau ištarta neteisingai, patirti vidinį gėdos ar nepatogumo jausmą, arba B. Grinch, nuoroda į Dr. Seuss knygos bei filmų franšizės veikėją Grinchą. Abi hipotezės tinka šiame kontekste, tačiau antroji iškarpa pastiprina pirmąjį variantą. Tomai, tu nenusipelnei tiek peržiūrų. O tu Grinčas nuo tavęs jaučiasi. Supratai? Tad galime laikyti, jog pirmasis titulas suteiktas Thomsui Grinchas iš tiesų reiškia cringe'ą. Bet štai kur aplinkybės pasunkėja, nes išgirdus antrąjį terminą tiek daug aiškių hipotezių nekyla. Ne. Ne. Ok, tęsim toliau. Kopirastas. Kas toksai? Nesuprantu. Pagaliau nesuprantu. Viskas ėjosi taip sklandžiai. Iki to vieno vienintelio žodžio. Kopirastas. Koks durnas terminas sukėlęs šitiek chaosą mano galvoje. Aš kraustausi iš proto dėl šio vieno vienintelio žodžio, kuris net neturi reikšmės. Kodėl? Kaip galėjo vaiko protas aplenkti protingiausio žmogaus Saulės sistemoje? Tai nelogiška. Ir nepaaiškinama. Aš pasiklydęs. O kas jei tiesiog susisiektum su juo ir paklaustum, ką jis turėjo omeny? Nebūtų lengviau? Ką? Nu jeigu niekam, net ir tau neaišku, ką jis turėjo omeny, tai kodėl nesusisiekus su to berniuku ir nepaklausus? Nemanai, kad aš šitai bandžiau? Tu ką galvoji, kad toks bokšto protas kaip aš nebūčiau apie tai pagalvojęs? Nu jo. Tada nežinau. Na, JJ, o gal turėčiau sakyti Master YouTube TV. Nuostabu tave matyti ir gerbiu tavo laiką ir bei gerbiu, kad leidai man su tavim susisiekti. Ieškojau tiesos, galima tai pasakyti, ir ieškojau tai, ką tu turėjai omeny, būtent tame video, prieš 8 metus sukurtame. Tu reagavai į Thomso video The Dab ir tu jį būtent pavadinai dviejais terminais. Tai buvo Grinchas ir kopirastas. Todėl norėčiau iš tavęs daugiau sužinoti, ką tu ten turėjai omeny. Aš noriu tavo dėmesį atkreipti į pirmąjį klipą, kurį aš tau dabar atsiųsiu. Tai pradžiai turime šitą nuotrauką. Kodėl? Čia iš tikrųjų yra iš mano vieno Facebook'o draugų. Kodėl tu ant jų grinčini? Kodėl? Aš kažkodėl, man iškart jaučiasi cringe'as, nežinau. Ar prisimeni šią akimirką? Kaip ir, jo. Manau, aš galiu gana paprastai paaiškinti tą pirmą terminą, kur aš sakau grinčinė. Prieš tai aš dar norėčiau dar vieną klipą įmesti iš to paties termino, gal net labai panašaus. Tomai, tu nenusipelnei tiek peržiūrų. O tu Grinčas nuo tavęs jaučiasi. Supratai? Damn. Kodėl aš toks piktas buvau? Tu nenusipelnei tiek peržiūrų, damn. Thomsui turbūt labai skaudėjo širdį. Aišku, bandžiau aiškintis, ką visą tai reiškia, ir priėjau galimus 2 variantus apie šį terminą. Tai norėčiau iš tavęs išgirsti, ką vis dėlto reiškia grinčinė arba Grinchas nuo tavęs jaučiasi. Tavo A variantas yra labai teisingas,
Tai reiškia cringe. Nu, čia buvo prieš 8 metus, tai man buvo 8 metai. Tai aš kai žiūrėdavau visokius YouTube video ir aš girdėdavau tą žodį cringe. Aš turbūt kažkaip netai buvau išgirdęs ir aš galvojau, kad ten reiškia grinch. Tai aš todėl sakydavau grinch, o ne cringe. Vis dėlto mano teorija ir hipotezė pasiteisino. Vieną terminą jau galime išbraukti, tačiau atėjo dabar sekantis terminas, kurio dėja man nepavyko išsiaiškinti. Ir man. Kas yra? Ir man. Aš padariau lygiai taip pat. Ne, paplaukim, koks jisai yra šaunuolis. Ne. Ne. Ok, tęsim toliau. Kopirastas. Kas toksai? Okay. Tai JJ, ką vis dėlto reiškia kopirastas ir kodėl tu Thomsą taip pavadinai? Nu, ką reiškia kopirastas? Tai jeigu aš teisingai prisimenu, tai tiesiog buvo terminas, kurį naudojo mano bendramžiai iš mokyklos. Nežinau, kaip jis buvo sugalvotas, bet pagal viską jis reiškia žmogus, kuris kopijuoja kažką kitą. Nu, kopirastas tu kopijuoji, tu koperis, kažkas tokio, na. Supranti, ką turiu menį. Panašiai kaip terminas pederastas, tik kad kopirastas. Jo, galima panašumų rasti, manau, tarp tų dviejų žodžių, bet kodėl aš tą taip vadinau, nuoširdžiai, žinok, neprisimenu. Gal aš mintise kažkokį senesnį tavo video turėjau, kur tu gal, kaip supranti, inspiration paėmė iš kitų youtuberių, kažkas tokio. Galbūt tai buvo kreipinys į kokį nors kitą youtuberį, kurį tu žiūrėjai, galbūt netgi DNTDM, kurį po to likusias 2 minutės šio video reagavai. Gali būt. Ačiū tau labai už šios atsakymus ir vis dėlto tiesą, kurios aš taip ieškojau. Ir turbūt paskutinis klausimas būtų tau, ar yra kas nors, ką norėtum pasakyti visiems Thomso žiūrovams? Šiaip gal reikėtų padėkoti vis dėlto, nes, kai visa tai buvo, aš, kaip sakiau, man buvo 8 metai, gana jaunas buvau. Kai tu įkėlei tą video, kur tu atsakėjai mano tą video, aš buvau mokyklos su draugais, į telefoną žiūrėjau ir aš pamačiau, paspaudžiau ir kai pamačiau, kad mes visi pradėjome rėkti. Jo, tai nuo to video atsirado gana daug heiterių ir man kaip mažam vaikui buvo gana sunku su to susitaikyti. Ir mes dabar, kaip youtuberis, manau, tai padėjo šiek tiek lengviau priimti visokius tokius reikalus. Ačiū tau labai už laiką ir turbūt Thomsas taip pat norėtų tau padėkoti už tai, kad buvai tokia didžiulė dalis šio kanalo ir sukūrė tokį nuostabų memą, kuris dar iki šiol yra naudojamas. Jo. Realiai. Iš tiesų, dar vis dažnai pasakoma ir todėl būtent aš norėjau išsiaiškinti tiesą. Tad ačiū tau labai. Prašom.